Giliai įsižeidęs dėl sąjungininkų, Donaldas Trumpas parengė keršto planą europiečiams ir yra pasirengęs kardinaliai pertvarkyti Šiaurės Atlanto alijansą. Kaip šiandien rašo leidinys The Telegraph, Donaldas Trumpas svarsto galimybę visiškai reorganizuoti NATO, siekdamas nubausti organizacijos narius, kurie nevykdo jo reikalavimų dėl finansavimo. Taip pat tuos, kurie neprisijungia prie karo prieš Iraną artimuosiuose rytuose. Iš esmės, Trumpas pareiškė, kad po karo prieš Iraną jis rimtai imsis NATO. JAV prezidentas svarsto modelį mokėk už dalyvavimą arba tylėk, kuris gali atimti iš sąjungininkų galimybę priimti sprendimus, įskaitant ir karo pradžios atvejus. Trumpo idėja labai paprasta. Visus sprendimus priima JAV, o likusieji įsitraukia į bet kokį karą, net jei jie tam prieštarauja. Bet tai pasakė Trumpas, o tie, kurie prieštarauja, tegul ieško išeities, o jei nemoka amerikiečiams, gali tiesiog išeiti iš alijanso. Mano vardas Aleksejus Pečijus, aptarkime kartu šią temą, bet prieš pradedami šią laidą paprašysiu jūsų palaikyti šio YouTube kanalo veiklą. Tai galite padaryti prenumeruodami, aukodami arba tapdami rėmėjų YouTube platformoje. Kaip tai padaryti, visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba per QR kodą jūsų ekranuose laidos pabaigoje. Jei manysite, kad ši informacija yra svarbi ir reikalinga, galėsite paremti šį kanalą taip pat finansiškai. Už tai būsiu dėkingas. Taip pat prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Tie, kurie nemoka amerikiečiams, gali tiesiog veikti prieš Iraną, nusprendė visiškai pakeisti NATO pagal save. Na, kad tokios istorijos daugiau nepasikartotų. Beje, tokia idėja Donaldui Trumpui kilo būtent po to, kai sąjungininkai atmetė jo reikalavimus siųsti karinius laivus gynybai, o Ormuzo sąsiaurio apsaugai. Šaltiniai artimi prezidentui Donaldui Trumpui pranešė leidiniui The Times, kad nemokantiems gali grėsti Amerikos pajėgų išvedimas. Tai žingsnis, kurį jis svarsto nuo tada, kai pernai sugrįžo į prezidento postą. Ir tai galėtų reikšti Amerikos pajėgų išvedimą iš Vokietijos. Ir čia verta priminti, kaip anksčiau Trumpas įsižeidęs pareiškė, kad jei vokiečiai nelaiko jo karo su Iranu savu, tai jis neprivalo jų ginti nuo Rusijos. Vėliausiai Trumpas nusprendė tiesiog atimti balsavimo teisę NATO viduje iš visų, išskyrus save. Toliau The Telegraph citata. Mūsų nepasitenkinimas europiečiais yra visiškai pagrįstas, pareiškė šaltinis Trumpo administracijoje. Jokiai šaliai, kuri neskiria 5% BVP gynybai, neturėtų būti leidžiama balsuoti dėl būsimų NATO išlaidų klausimų. Šiuo metu visos NATO valstybės narės gynybai skiria ne mažiau kaip 2% savo BVP. Tai yra tikslas, kurį iškėlė Trumpas 2017 metais. Tais metais Aljanso generalinis sekretorius Markas Riūtė pareiškė, kad lyderiai turės pateikti planus, kaip pasiekti kitą tikslinę rodiklį – 5% per viršūnių susitikimą Ankaroje šių metų pabaigoje. Pagal Trumpo svarstamus pasiūlymus NATO sąjungininkai, kurie nepasieks naujojo tikslo, gali būti nušalinti nuo sprendimų priėmimo dėl NATO plėtros klausimų, bendrų karinių derybų, misijų ir 5 straipsnio dėl kolektyvinės gynybos taikymo. Pagal pasiūlymus, jei nemokate už tai, negalite balsuoti dėl būsimų lėšų skyrimo, pridūrė šaltinis JAV. Turime pradėti diskusiją apie tai, kad NATO sąjungininkai, kurie nevykdo įsipareigojimų, gali būti nušalinti nuo sprendimų priėmimo. Ispanijos ir Didžiosios Britanijos nušalinimas yra nepriimtinas, pareiškė Vašingtone. Tai yra, Trumpo komanda nusprendė, kad jei šalis nemoka 5% savo BVP gynybai, ji arba atleiskite išeina iš NATO, arba tyliai sėdi ir daro kas liepta. Pagal Trumpo svarstomus pasiūlymus jis puikiai žino, kad šiuo metu visiškai nerealu, jog visos NATO šalis, kurios nepasiekia nustatyto rodiklio, galėtų būti nušalintos nuo sprendimų priėmimo klausimais. Pagal naujausius vertinimus, NATO lyderė pagal išlaidas yra Lenkija, kuris skiria 4,3% BVP gynybai, o JAV skiria 3,2%. Pagal Trumpo pasiūlymus spręsti turėtų Lenkija, o JAV turėtų būti atimta balsavimo teisė. Apskritai, 2025 metais pirmą kartą visos NATO šalis neįvykdė 2% plano. Galiausiai NATO atstovai pranešė, kad šalis, kurios nepasiekė rodiklio, gali būti nušalintos. Amerikos pasiuntiniai jau pradėjo stumti tokį planą ir pareiškė, kad ateityje JAV svarstys būtent tokį požiūrį – mokėk arba tylėk.
Čia svarbu suprasti, kad Donaldo Trumpo idėja, NATO sąjungininkai, kurie pasiekė tikslinį rodiklį, gali būti nušalinti nuo sprendimų priėmimo. Tai iš viso yra super spastai. Tai reiškia, kad Donaldas Trumpas nori, jog ateityje, jei jis vėl pradės kokį nors karą, visi kiti NATO nariai tiesiog nuolankiai ir tyliai eitų kariauti. Arba vėl mokėti procentus. Pagal pasiūlymus, kuriuos svarsto Donaldas Trumpas, jis nori prastumti tokį sprendimą. Reikalas tas, kad sprendimams priimti NATO viduje reikalingas konsensusas. NATO šalis, kurios pasiekė tikslinį rodiklį, gali būti nušalintos nuo sprendimų priėmimo klausimais, dėl kurių akivaizdžiai bus šantažuojama. Apskritai, jei žiūrėsime į dabartinę situaciją, Trumpo sprendimas pasiųsti tūkstančius служащих на Ближний Восток. Pagal svarstomus Trumpo pasiūlymus, NATO neturėtų siųsti laivų į Ramūzo sąsiaurį. Galiausiai Trumpas pagrasino visiškai nutraukti sprendimų priėmimą dėl plėtros Europoje ir dėl nepakankamos Didžiosios Britanijos bei Ispanijos paramos konfliktui artimuosiuose rytuose. Priminsiu, kad Didžioji Britanija galiausiai nusprendė vis dėlto padėti ir išsiųsti savo laivus, tačiau Trumpo teigimu tai buvo per vėlu. O štai Ispanija iš karto pareiškė, kad pagal pasiūlymus jų karinės bazės svarstomos kaip galimos smūgiams prieš Iraną. Na, o Trumpas jau rodo sąjungininkus. Pentagonas ketvirtadienį informavo Kongresą apie planus nukreipti apie $750 milijonų iš NATO remiamos programos, nes nepriėmė sprendimų dėl NATO plėtros klausimų. Išsiųsti į karą prieš Iraną. Kad būtų aišku, čia nieko ypatingo nebūtų, bet tie $750 milijonų tai europiečių pinigai, kuriuos jie surinko. Pagal pasiūlymus, kuriuos svarsto Donaldas Trumpas, tai ginklai Ukrainai. Ir Trumpas sako, ne, mes tos pinigus pasiemame, mums reikia kariauti. Be to, Trumpas jau viešai grasina NATO. Citata. Tai buvo išbandymas NATO. Jei to nepadarysite, mes tai prisiminsime. Jūs prisiminsite mano žodžius po kelių mėnesių. Įsidėmėkite mano žodžius labai atidžiai. Jie turi posakį, nuostabų posakį. Niekada nepamiršime. Taigi, mes nepamiršime. Pagal pasiūlymus, kuriuos svarsto Trumpas, NATO sąjungininkai nepasiekę nustatyto tikslo gali būti nušalinti nuo NATO plėtros klausimų, kanalo. Būsiu jums žinoma už tai dėkingas. Tai galima padaryti aukojant. Remimas YouTube yra mokamas. Pagal Trumpo svarstomus pasiūlymus, NATO sąjungininkai nepasiekę nustatyto tikslo gali būti nušalinti nuo NATO sprendimų priėmimo.